Sveiki. Na tai ką, prasideda 2026 metų sezonas. Šiandien yra kovo 7 diena. Ir kaip bebūtų keista, bet aviečių stiebai dar nėra nupjauti. Tai nėra gerai, bet šita žiema tokia jau buvo, kad neleido mums darbuotis ir jų nupjauti anksčiau. Iš rudens nebuvo nupjauta, nes lapai buvo nenukritę. Tai kaip jau yra suminėjusi keletame video, kad aviečių stiebus reikia pjauti geriau pavasarį, tai yra netgi vasario mėnesį mes šiaip esame įpratę tai daryti. O dabar einam pasižiūrėti, kokia situacija yra avietinė, ar bus įmanoma įvažiuoti su traktoriu. Nes nors sniego dar truputėlis yra, bet jau yra atitirpimas gerokai. Ir žiūrėsim, kas čia vyksta. Nepasėmiau sekatoriaus, nes sakiau, noriu pasižiūrėti, ar jau pradėjo busti avietės. Tai yra, norėjau nugnyti bent vieną stiebą ir pažiūrėti, ar jisai užžaliuoja viduje. Nu, bet tikiuosi, kad dar jos miega ir vegetacijos nepradėjo. Lygtais viskas gerai, su traktorium važiuot gausis, nesminga. Aišku, šiek tiek braukia, lenkia, bet gal nieko tokio. Planas buvo su mulčeriu surinkėju iš karto važiuoti, kuris tuos stiebus numulčios ir surinks. Smulkins, tokie kuogų buvo likę. Ir paukščiukai jokie nenurinko, keista. Nu, man labai įdomu, ar nėra dar pirmųjų požymių, kad dygsta. Žolė tai gal jau ir auga. Bet musytė va kažkokia eina. Pumpurėlių dar nematyti. Tai gerai. Nes aš šiek tiek nerimavau, kad jos jau bus atsibūdusios. Nu va, žolytė tai jau su žalia, ta šaknelė šviežia. Gal jis man nulaužt. Aha, jau va bunda. Žalias stiebas. Gerai, šiandien reikia būtinai nupjauti. Jeigu nepavyks su traktorium, tai tada su trimeriu. Bet ant pačių stiebų pumpurėlių dar nematau. Bet bunda. Bet va, kiek daug uogų buvo likę. Kaip paukščiukai jų neužmatė. Nu, darbelio yra. Gerai, keliaujam dirbti. Bet kai fainai jau paukščiukai čiulba, gervės klykauja kažkur girdisi. Ir važiuoju net kirmingukas atsikėlęs kažkoks tai ant stiebelio susiraitę, šildas ant saulės. Nu, faina, žinau, tai aš taip jau laukiu pavasario. Sniegas kaip perlai, kokie ne perlai, deimantai. Labai laukiu pavasario. Nors žinau, kad bus daug darbų, bet labai laukiau. Šitą žiemą, tai yra šitą vasarą turi būti visiškai kitokia nei buvo praeita. Praeita parodė, kad galimai ir su nuostoliais ūkininkavime. Bet tikrai žinom, kad šiais metais bus kitaip. Nes neapsiribosim vien tik tai uogom. Šie metai numatyti, kad ir daug labai daržovių sodinsim ir sėsim. Tai planas tikrai užsibrėžtas didelis. Viskas tenksimės parodyti, kaip mums sekasi. Tai nepamirškit mūsų, stebėkit, kaip mums viskas pavyksta. Aišku, esame atviri ir patarimams, ir patirtimi. Labai smagu, kad kiti ūkininkai tikrai nori dalinasi savo patirtim ir potyriais. Taip, tai Tautvydas sakė,
į pirmas vagas neįvažiuos su traktorium, nes ten pliurzė. Tai turiu sekatorių. Eisiu rankiniu būdu nukirpsiu, nes ten iš tikrųjų pirmose vagose netaip ir daug buvo tų stiebų palikta. Ten kvanzos augo ir jos nelabai mums prigyja. Ir delnyva. Ten ne tik kvanza, meluoju, kad tik kvanza. Oi, vat saulytė pašviečia ir atitirpsta iš tikrųjų žemė ir iš karto klimpimas atsiranda. Beje, apie sekatorių. Aš iš tiesų esu iš tokių technikos gadintojų. Man nėra tinkamo sekatoriaus, nėra tinkamo kauptuko. Ir aš viską sugadinu. Tai dabar sekatorių nusipirkom, kadangi jau esu išbandžius ir elektrinį sekatorių, tikrai yra daug geriau nei rankinis paprastas. Tai pirkom mes dabar elektrinį sekatorių Gardenos. Jo, Gardenos mokėjom tikrai virš 100 eurų. Ką sezonas ir jisai man nebeatlaikė. Kaip kerpa, bet nebeatšoka atgal tas, ta gėlekštė, kaip čia vadinti, atgal, neatšoka, reikia rankiniu būdu atspausti. Tai žinot, kiekvienas kirpt ir vėl rankiniu būdu jį atitraukti. Užkniso juodai, galvoju, vėl 100 eurų mokėti naujam sekatoriui. Tai pabandėm iš AliExpress atsisiųsti. Žiūrėsim. Kolegos ūkininkai sakė, kad labai geras. Iš 3 eurų berods mes jį nusipirkom dabar šitą. Tai žiūrėsim. Testuosiu. Nes kai 3 eurų, tai vietoj to, kur 100 Gardenos Lietuvoje pirktis, aš galiu 3 tokius nusipirkti. Jau tada gadinti. Aišku, geriau negadinti, nes norisi būti tausotojais, o ne naudotojais. Tai nepatinka man tas, kad mes esam tie žmonės, apskritai, kad žmonės daug daiktų išmeta. Tai labai nefaina, nes gamtai tai tikrai nepatinka. Tai norisi turėti geriau, kad ir brangesnį, kokybiškesnį daiktą, kurį tu gali ilgiau naudoti. Bandau karpyti. Tokie stiebai ganėtinai istorija, ne? Lai pažiūrėsim, kaip čia seksis mums. Labai siaubingai norisi parodyti. Jau padėjau ant sniego. Taip, įsijungiam aparatą šitą. Ko neveikia. Atsibudo. Ir ką, kaip ir esu sakiusi, kerpam. Puikiai. Net 3 kartus norėjo nukirpti. Gerai, visai tu čia kirpi. Bandykime čia. Puikiai. Tai tik prisilieti ir jau šitaip nukanda. Net nušoka. Labai gerai. Ir kasgi čia toksai? Panašu, kad pirmasis daigelis. Čia yra delnyva. Dabar aš žiūriu, kad visgi paliksiu čia tose valose truputėlį aukštesnius stiebelius, kad mums biškį atsimatuoti, nes planuojam čia uždengti plėvelę. Bent jau 2 vagas norim, nes daugiau turbūt nesigau šiais metais. Kas čia atsitiko, mano sekatoriui pyksta kažko. Tai paliksiu biškį aukštesnės, nes nupirkus sniegui užsidengsimės jas, kad mažiau ravėjimo būtų. Tai man reikia atsižymėti, nes reikės pasidaryti skylės. Tai nepavyko vakar nupjauti aviečių stiebų, kaip planavom, nes po mulčerių rinkosi labai sniegas. Tai Tautvydas šiandien nuvažiavo trimeriu šienauti.
mes su Austėja šiandien turim kitą labai rimtą darbą. Taip, Austėja? Tai kadangi pasistatėm šiltnamiuką kieme, tai reikia dabar sutvarkyti jį. Tautvydas atveš smėlio man čia papilti, kad išlyginta būtų grindis. Bet kadangi mes truputėlį jį pakėlėm aukščiau, pamatą jo, tai tarp pamato ir žemės liko tarpas. Tai į tą tarpą pridėsim putplasčio. O šiltnamį yra šilta, 22 laipsniai šiuo metu. Tai manau bus labai malonu dirbti. Bet tarpai tokie yra likę po pamato, biškį šviečia, tai tam, kad būtų šilčiau. Turim va tokių iš po baseinų likusių putplasčio gabalų. Tai aš juos supjaustysiu ir pakišiu ten tas lapus. O ir iš karto bus pilniau.